Kas yra Bitcoin? 2008 metais kilusi Bitcoino idėja priklauso Satoshi Nakamoto. Tačiau greičiausiai po šiuo pseudonimu slėpėsi grupė žmonių, kurie niekuomet taip ir neatskleidė savo tapatybių. Svarbu, kad čia nėra jokios centrinės kontroliuojančios ar spausdinančios organizacijos. Visa kontrolė vykdoma automatiškai per torrento analogo peer-to-peer principų veikianti pasaulinį kompiuterių tinklą. Įdomiausia, kad pinigus, kurie iš esmės yra ilga simbolių eilutė, nuo pat pradžių kiekvienas galėjo pasidaryti pats. Juos sugeneruoja kompiuteris, spręsdamas tam tikrą sudėtingą algoritmą. Deja, dabar prie savo laptopų mes to nebepadarysime. Mat pradžioje algoritmai buvo palyginti paprasti, tad pirmieji naudotojai galėjo lengvai praturtėti gamindamiais pinigus. Šie algoritmai sukurti taip, kad nuolatos darosi sudėtingesni. 2009-aisiais už pirmųjų užduočių sprendimą iš karto gaudavai 50 bitkoinų, dabar tik 25. Ir taip ši suma kas ketvirtį mažės. Šiuo metu bitkoino gamybos procesas reikalauja specializuoto kelių procesorių serverių tinklo, aprūpinto 10 vaizdo kortų. Jas gamina susivienijusios grupės, vadinamos kasėjais, mineriais. Kaip aukso kasėjai, nes kaip ir auksas. Bitkoinai yra lengvai randami, o vėliau reikia leistis giliau. Tačiau bitkoinų iš viso bus tik 21 milijonas, o paskutinysis iškastas bus 2140 metais. Tiesa, kol kas apyvartoje jų iškaista yra net 11 milijonų. Taigi, tokie pinigai yra priversti nuolatos brangti, o jų realumas priklausys tik nuo perkamosios galios. Kaip veikia ši sistema? Kai vykdomas mokėjimas, Bitcoin tinklas persiunčia įspėjimą ir patvirtinimą, kad atliktas finansinis veiksmas. Tik kai keletas į tinklą sujungtų kompiuterių patvirtina, kad tai tikras ir tikrai tau priklausęs pinigas, įvyksta jo perrašymas kitam savininkui. Tiems, kurie nori nulaužti sistemą. Pirma, jūs galite pavogti pinigus iš kitos Bitcoin piniginės, tiesiog įvykdyti nusikaltimą. Kitas variantas, galite bandyti sukurti netikrus Bitcoinus. Tačiau vargu ar pavyks. Kiekvienas naujas Bitcoinas atėjęs į rinką yra tikrinamas 14 kompiuterių tinklų. Ir jei pastebima, kad pinigas padirbtas, kas maždaug 100% tikimybė, jis paprasčiausiai nepatvirtinamas ir juo atsiskaityti neleidžiama. Tinkle laikomas tik Bitcoinus saugančios virtualios piniginės numeris. Nėra jokių kitų prisijungimo vardų. Tad jei savininkas nenori, neįmanoma išsiaiškinti, kam toji jūsų virtuali bitkoinų piniginė priklauso realiame gyvenime. Taigi savininkai turi būti atsargus ne dėl to, kad susimokėjus juos suseks, o todėl, kad užmiršę bent vieną serijos skaičių ir prisijungimo slaptažodį, net gaunamai praras visus savo bitkoinus. Niekas čia kompensacijų nedalyja. Taigi, dabar mes priartėjame ir prie kitos anonimiškumo problemos. Nėra anonimiškesnės pinigų formos nei grynieji pinigai. Vis dėlto bitkoinai palieka tik tam tikrą pėdsaką tinkle. Atsekti, kas įvykdė mokėjimą už tam tikrą paslaugą, beveik neįmanoma. Anoniminiai pinigai atveria neregėtų galimybių ir juodai rinkai. Tad nenuostabu, jog bitkoinai ir čia sukuria didžiąją savo vertės dalį. Juodajame arba giliajame internete DeepNet, kuris prieinamas tik per Tornetą, veikia tokios nesugaunamos svetainės kaip Silk Road. Jie atrodo kaip paprasčiausia virtuali parduotuvė, bet prekiajimo čia visokių rūšių narkotikais, kuriuos pirkėjai pristatys tiesiai nurodytų adresu. Tiesa, FTB grasina konkrečiai šią svetainę likviduoti iki šios vasaros, bet ji vis dar veikia, o internete atsirado lažybų svetainė, kur galima statyti savo bitkoinus už ir prieš FTB sėkmę. Ir kol kas statymai neteisėsaugos naudai. Bitcoin pinigų vertė auga kaip ant mielių. 2009 m. sausį pradėjus veikti sistemai, vienas bitcoinas nekainavo nieko, o 2010 m. rugsėjį buvo vertas 10 JAV centų, o dolerio ribą peržengė 2011 m. vasarį. Jau tų metų gegužę bitcoinas buvo parduodamas už $27, šiuo netrukus kaina krito iki $3,5 už vienetą. Taip atsitiko, nes programišiai atakavo MyBitcoin ir MTGOX svetaines ir iš ten pavogė nemažai virtualių pinigų. Tačiau šiuo metu vieno bitcoino vertė siekia beveik 30 JAV dolerių ir auga lyg pasiutusi. Bitcoin valiuta susidomėjo ir investuotojai, tarp jų ir Vinkalvosų dvyniai, kurie bylinėjosi su Marku Zuckerbergu dėl intelektinės nuosavybės pažeidimų, kuriant Facebook, jeigu prisimete du tokie aukšti blondinai. The New York Times teigimu, broliams priklauso net 11 milijonų JAV dolerių vertės Bitcoin santaupos. Kaip tai veikia realiai ir ką galima nusipirkti? Pirmiausia, už bitkoinus galima pirkti tikrus pinigus, o už realius pinigus pirkti bitkoinus. Tuo verčiasi jau nemažai didžiųjų interneto valiutų keityklų. Atsiranda ir bitkoinų biržos maklerių. What attracts me to Bitcoin is the possibility to be in control of my own money and to transfer that money without anybody say so across the whole world in split minutes or seconds with zero fees. Ta dalis be mokesčio ir yra kol kas patraukliausia dažniausiai smulkiesiems verslams. Bet to pasaulyje jau pilna barų ir parduotuvių. Tiesa, pastarosios dažniausiai kažkaip susijusios su programišių pasauliu, kur galima atsiskaityti bitkoinais. Tokių vietų žemėlapyje matome, kad artimiausia mums vieta – mažytis jaunimo viešbutis Rygos centre. O labai geras pavyzdys – Kreuzbergo miestelis Vokietijoje, kur bandoma įkurti bitcoin bendruomenę. Čia bitkoinais galima atsiskaityti parduotuvėje, bare,
viešbutyje. I first came across Bitcoins because two Spanish friends of mine who were very worried about the way the economy was going in Spain decided to invest their inheritance in Bitcoins. It was 30,000. They're not rich people, so I found that pretty shocking, and I thought it was a huge gamble. That was about 3.5 years ago now. Something like 30,000 has gone to 600,000, so they did very well. I'm gonna pay my bill now. It is 10 euros. I pop up the code, I scan it, I press send, and ka-ching! Kaip pasakoja Bitcoin Foundation įkūrėjas ir beje net elektroniniu paštu su Satoshi bendravęs Gavinas Andresenas, pagrindinis Bitcoin tikslas – atiduoti pinigų valdymo kontrolę žmonėms. Skamba gražiai, tiesa. Tačiau JAV Federalinis rezervas pareiškia, kad Bitcoin neturi visų įprastiniams pinigų būdingų bruožų, nors kai kuriuose srityse gali atlikti pinigams būdingas funkcijas. Tuo tarpu Europos centrinis bankas, paklaustas apie virtualias valiutas, atsakė, kad pernelyg didelis šio pobūdžio valiutų populiarumas pakenktų centrinių bankų reputacijai. Arba, kaip norėtų kiti, juos ir panaikintų. Bitcoino alternatyvų kasdieną steigėsi vis daugiau. Ar turėsime virtualių valiutų biržą? Galbūt. Galbūt pirksim, parduosim bitcoinus, litecoinus ar kokius kitus coinus. Kol kas tiesa pažįstu tik vieną žmogų, įsigijusių šių pinigų. Jo nuomonė – tai mūsų finansų ateitis. O jūs, ar investuotumėte taip? Ar pasitikėtumėte? Jeigu kas jau esate įsigiję bitcoinų ar jiems alternatyvų, būtinai pasidalinkite nuomonę komentaruose.